brangieji, atsakinėjom į klausimus, kurie kyla pirmos pakopos dalyviams. Ir klausimas buvo toks, ką daryti, jeigu aš pramiegojau tokią meditaciją, pasidavimo meditaciją, kurioje ieškojom savo vidinio atramos taško, dvasinio aspekto, kuris man labiausiai sukelia pasitikėjimą. Ir aš tiesiog tai pramiegoju. Tai ką dabar daryti? Tai klausimas toks, kas pramiegojo. Jeigu mes galvojam, kad mes kažką padarėm, kad mes kažką padarėm neteisingo, tai iš tikrųjų mes turim ne tą poziciją. Gyvenimas gyvenasi per mus. Todėl viskas, kas įvyko, įvyko neatsitiktinai. Gyvenimas jūs kaip savo dalelę būtent pravedė per šitą momentą taip, kaip optimaliausiai. Ir jeigu per tave gyvenimas pramiegojo kažką, tai padėkok už tai. Reiškia, jis žino, kaip geriau. Ir viskas. Nes kiekvienas momentas turi savo būseną, kuri tikslinga, teisinga, teisėta ir būtent tokia, kokia yra reikalinga. Todėl, jeigu jau taip įvyko, tai žinok, kad gyvenimas visą laiką eina optimaliausių variantų. Ir šita patirtis tau buvo optimaliausia, ji būtent tokia reikalinga. Ir jeigu tu galvoji, kad turėjo būti kitaip, tai tu susipainioji. Nepasitik gyvenimu. Nepasitikė jo tėkme, visumą, kuri va šitai būtent išsireiškia. Pramiegoji ir pramiegoji, viskas. Reiškia, šiuo momentu tau reikėjo pramiegoti. Ir reiškia, tai turi būti tavyje būtent tai. Atsipalaiduok. O kaip bus toliau? O ką dabar? Nu, nieko, atsipalaiduok. Ir gyvenk taip, kaip atrodo tau geriausiai toliau. Tai, kas buvo, jau praėjo. Jau tai liko iliuzija. Tai yra tik tavo atsiminimuose, o realybėje to jau nėra. Tai apie ką čia? Apie nieką, apie tuštybę. Palik ramybėj visą tai. Aišku? Tinka. Gerai. Kas dar? Man atrodo, kartais tai paprasta, bet kartais tai parodo, kad greit gali į tokią kaltę savo iššokti, tokį beviltiškumą. Ir... Kas gali iššokti? Va, tas klausimas svarbus. Reiškia, atrodo, kai šitaip eini, tai tada gali susipainioti, iššokti į kažkokią kaltę ir taip toliau. Tai kas gali iššokti? Tu sukūrei koncepciją, kad gali būti toks variantas. O iš tikrųjų variantas yra visada vienintelis. Jeigu reikės, tave iššokdins į ten, kaip reikės tau. Ar tau reikia tuo rūpintis? Nes kito varianto vis tiek nėra. Ir jeigu tavo atitinkama vidaus struktūra reikalauja kažkokių tai aplinkybių tam, kad jinai galėtų harmonizuotis, tai tave ir įves į tas aplinkybės. Tau duos patyrimą ir kaltės jausmą duos ir viską, duos tiek tai, ko tau reikia. Ir jeigu tu pasitiki gyvenimu kaip šitą tėkmę ir žinai, kad tau duos būtent tai, ko reikia, ir jeigu tau reikės kažką iškentėti, tai tau ir duos būtent tą dalelytę kančios. Ir tu nieko nuo to nedingsi. Tai kada tai supranti, tai tada sakai, tiek, kiek reikia, tai tegu būna ir viskas. Ir tada ramu. Tada nėra dėl ko pergyventi, kaip gali būti ten dar kažką. Tai va tas galvojimas, kad gali būti taip arba kitaip, tai yra iliuzija, už kurios tave pagavo ir įtraukė į spąstus. Ir tavo baimėmis maitinasi atitinkamos struktūros. Tai atsipalaiduok, nusiramink ir neturėsi baimių ir nepritrauksi tų situacijų. Viskas. Traukos dėsnis. Tai yra protas, jis kuria variantus. Tai gerai, tai matyk, tai protas dirba savo darbą. Ko norėti iš proto? Jis yra protas, jis kuria šitaip, jisai toks yra. Kaip cukrus yra baltas, kristalinis ir saldus.
Jeigu jis toks nebūtų, jis nebūtų cukrus. Tai protas yra būtent toks. Ir jis yra duotas mums būtent tam, kad per jį mes gautume atitinkamas patirtis. Tai natūraliai, tegu jisai dirba. Jeigu mes nervuojamės dėl to, kad protas toks, tai panašiai atrodo, kai kaimynas pjauna malkas, ar ne, ir tas Zeimeris ten, mano kiek galimai, ten gali plaukus nuo galvos rautis, bet juk puikiai supranti, kaimynui reikia malkų, vis tiek jis turi tai padaryti, tai natūralu. Tai ką dabar, visą gyvenimą nepjaus, ir nukreipi savo dėmesį kažkur. Ir tada visai užmiršti, ir tas garsas tavęs nejaudina nei kiek. Tai kokią poziciją užsiimsim atžvilgiu to? Tai jeigu mes užsiimam poziciją gyvenimo atžvilgiu, kad viskas vyksta taip, kaip reikia, tada mes sutelkiam dėmesį į tai, kas mums gerai ir gyvenam laisvai. Nes vis tiek bus taip, kaip reikia. Tai ko pergyvenam? Žinot, čekų rašytojo Jaroslavo Hašeko knygoje Šauniojo kareivio Šveiko nuotykiai labai gerai, tas šaunusis kareivis Šveikas, tai buvo toks, elementarus žmogelis, tokia grynoji, paprasta buitinė tiesa. Ir jisai pasakė labai įdomų dalyką. Dar taip nebuvo, kad kažkaip nebūtų. Juk vis tiek kažkaip bus. O jeigu viskas, kas bus, yra taip, kaip reikia, tai kuo rūpintis iš vis? Tai normalaus gero. Viskas. Tai iš tikrųjų paprasta gyvenimo tiesa. Tas patirkis alaus gero. Alaus gero tai gerai. Gerai, aišku, čia jumoras. Tai štai tokie klausimai pirmoji pakopa ir tai iš tikrųjų svarbu. Svarbu šitos dalykus suvokti ir išsiaiškinti ir susidėlioti taškus. Tai ir jums, manau, kad buvo tokia sentencija, kuri duoda kažką tai viduje. Ačiū, kad tai išgirdot. Iki.